Jūs įvestumėte automobilių taršos mokestį? Ne, vienareikšmiškai prieš ir tai nėra priešiškumas aplinkosaugai, mes labai esame už miškų apsaugą, vandens, oro taršos mažinimą, bet reali tarša vyksta vartojant degalus, važiuojant. Tai, kad kažkas nusipirko kažkokį automobilį ir nežinia, kiek jis jį naudoja, niekaip neturi tiesioginio ryšio su tarša. Tai akcizai degalams yra faktinis taršos mokestis, o šitas mokestis, kuris yra siūlomas, kad kiekvienais metais būtų mokama už automobilį priklausomai nuo to, koks jis taršus, ypač jeigu tai būtų dėl to, kad automobilis yra sąlyginai senas, nepakankamai atnaujintos technologijos, nepakankamai švarus, tai yra tiesiog socialinis baudimas tiems, kurie tiesiog turi tokį automobilį, nes kitokio negalėjo turėti. Tai mokesčiai automobiliams, jie gali egzistuoti kaip prabangos tam tikras mokestis, tas yra įmanoma, bet kaip taršos mokestis, tai jis tiesiog būtų socialiai absoliučiai neteisingas, nes baustų pirmiausiai tuos, kurie yra socialiai labiausiai pažeidžiami. Tie, kurie turi pigesnius automobilius ir labiau taršius.